Nors šį vasarą karščiais kol kas nelepina, poilsis prie vandens išlieka vienu maloniausių laisvalaikio pasirinkimų. Raseinių rajone tam įrengta net 10 oficialių maudymosi vietų nuo Dubysos pakrančio Riogaloje, Betygaloje ar Dainų slėnyje iki tvenkinių Sujainiuose, Prabaudoje ir Viduklėje. Čia reguliariai tikrinama ne tik vandens, bet ir smėlio kokybė. Įrengtos persirengimo kabinos, informaciniai stendai. Tai Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintos 10 maudyklų ir rekreacinių zonų. Tai būtent juose maudymosi sezono metu mes atliekame vandens kokybės mikrobiologinius tyrimus ir taip pat jau keletą metų tiriame paplūdimių bei maudyklų teritorijoje esančių sporto aikštelių smėlio tyrimus. Iš tiesų džiugu, kad šią vasarą dar neturėjome fiksavę trumpalaikės taršos nei vienoje maudykloje, kas būdavo anksčiau, sakykime, su Dubysos upe, tai turėdavom bent keletą kartų per maudymosi sezoną, kuomet tas vanduo netitikdavo higienos normų reikalavimo, bet šiais metais vanduo visose maudyklose yra švarus ir tuo džiaugiamės. Tik aišku, orai nelabai leidžia mūsų gyventojams pasidžiaugti paplūdimiais ir laisvalaikiu kokybišku. O kas kiek laiko yra atliekami vandens tyrimai? Esame patvirtinę kalendorinį grafiką ir tyrimai yra atliekami maždaug kas 2 savaitės. Tai per visą tą maudymosi sezoną mes turime padaryti ne mažiau nei 8 tyrimus kiekvienoje iš maudyklų. Minėjot, kad yra tyriamas ir maudyklos esantis smėlis. Kodėl? Tiesiog yra tyriama, ar ten yra kirmėlių lervų ar kiaušinėlių. Tai nei pernai nebuvom fiksavę, nei šiais metais dar nesam fiksavę tam tikrų pakitimų, į ką turėtumėm atkreipti dėmesį. Ar yra tokių metų, kuriuos jūs atsimenate, kada, sakykime, ar tiek ta pati Dubysos upė, ar tas pats Sujainių tvenkinys, tiesiog yra, buvo tokia vieta, kurioje buvo rekomenduotina net kojų nekelti? Tai verta pasidžiaugti Sujainiais. Iš tiesų mes esame įtraukę Sujainių tvenkinį į Lietuvoje stebimų maudyklų sąrašą. Ir ten vanduo yra labai švarus. Iš tiesų gal vieną kartą, kiek aš pamenu, per maudymosi sezoną buvom fiksavę trumpalaikę taršą, bet tai irgi jinai buvo nedidelė. O kas liečia Dubysą, tai iššūkių reikalaujanti upė, bent jau ankstesniais metais, tai būdavo, sakau, net keletą kartų ir labai ženkliai viršijantis higienos normos reikalavimus tyrimai, tai iš tiesų buvo daug darbo ir mums kaip savivaldybės administracijai ir be jokios abejonės aplinkos apsaugos agentūrai, kurie būdavo įpareigojami nustatyti galimus taršos šaltinius ir be jokios abejonės imtis priemonių jiems pašalinti. Jeigu būtų galima sužinoti, o kokie tie taršos, sakykime, šaltiniai galimai būdavo? Mes stebime 2 parametrus, tai žarnynių enterokokų skaičių ir žarnynių ląstelių, o šitie parametrai, jų padidėjimas reiškia užterštumą fekalijomis. Tai bet kokiu atveju, ar vienas ar kitas rodiklis, tai rodo, kad yra mūsų pačių žmonių tam tikro elgesio pasekmė. Ir ypatingai pastebėdom, kad vasarą būtent po didelių liūčių sulaukdavome Dubysos konkrečiai upėje, to gausesnio padidėjimo būtent šitų rodiklių, šių parametrų. Tai galbūt tai būdavo iš laukų, sakykime, tam tikri nutekėjimai, tai sunku vertinti, bet aišku, aplinkos apsaugos agentūra dirbdavo savo darbą, jie priimdavo tam tikrus sprendimus ir ieškodavo tų šaltinių. Kad maudynės būtų saugios, rinkitės tik oficialias maudymosi vietas. Jose vandens ir smėlio kokybė tikrinama viso sezono metu kas 1-2 savaites. Venkite maudynių po stiprių liūčių ar ten, kur nėra informacinių stendų ir ženklinimo. Maudykitės atsakingai ir mėgaukitės vasarą.